Sveiki atvykę į Unimas dirbtuves. Mano vardas yra Tomškas Senski ir šį kartą Blatskaut serijoje mes galandame kaltus ir obliavimo peilius. Kaip rodo šios rubrikos pavadinimas, vėl apsieisime be elektros. Minėtus įrankius greitai, lengvai ir labai kokybiškai galandame naudodami paprastą įrankį ir švitrinį popierių. Šis įrankis padeda išlaikyti kampą, todėl su šiek tiek kruopštumo net visiškas pradedantysis gali pasiekti tobulą galandimo rezultatą. Įrankis įdedamas po aliuminio juostą, kuri padengiama pridėtų neslystančių juostelių. Fiksavimas atliekamas dviem veržlėmis. Patikrinkite statmenumą linijomis arba kvadratu. Įrankis lieka pritvirtintas įrenginyje per visus galandimo žingsnius, todėl visada turite tą patį kampą su švitriniu popieriumi. Ištraukus įrankį keičiasi šlifavimo kampas, todėl dažniausiai naudojamiems kampams verta pasigaminti atramas. Po kokių kampų šlifuoti, tai jau visai kita istorija, bet apskritai kalta dažniausiai gaminami su 25 laipsnių pagrindiniu šlifavimu, o mes šlifuosime tik vadinamąją briaunelę. Su obliumi yra kitaip. Kiekvienas oblius turi geležtę įtvirtintą skirtingų kampų, kuris kartu su ašmenų kampu sudaro galutinį pjovimo kampą. Todėl laikykitės oblių gamintojo nurodymų. Skirtingi kampai naudojami obliuojant pagal medienos pluoštą arba prieš jį, taip pat skersai. Jei galandate visiškai naują ašmenį, nesvarbu ar dėl didelės žalos, ar dėl kampo keitimo, naudokite šiurkštesnį šlifavimo įrankį, kad darbas būtų efektyvus. Man pasiteisino paprastas galastuvas su 120 grūdėtumu iš vienos pusės ir 240 iš kitos pusės. Žinoma, galite tęsti galandimą ant smulkesnių šlifavimo akmenų, tačiau tinkamų akmenų įsigijimas yra gana sudėtingas dalykas. Kokybiški akmenys yra labai brangus ir jais reikia tinkamai rūpintis, kas užima daug laiko. Tuo tarpu panašią paslaugą retkarčiais galandant suteiks šlifavimo popieriai po vandeniu, kurie dedami ant lygios ir glotnios plokštumos, pavyzdžiui, stiklo lentelės. Kokybiško šlifavimo popieriaus lapas kainuoja šiek tiek daugiau nei 10 kronų. Be to, jums nereikia, kaip akmenų atveju, nuolat palaikyti lygumo vadinamoju išlyginimu. Netgi naudodami šlifavimo popierių ant stiklo galite išlyginti savo šlifavimo akmenis. Iš Unimas pasiūlos pasirinkau pasaulinio garso prekės ženklo Smirdet popierius, būtent latekso vandenį atsparaus popieriaus lapus skirtus šlifuoti šlapiu būdu, su silicio, karbido grūdeliu. Šlifavimo popierius, kaip ir šlifavimo akmenys, mirkome vandenyje arba žibalo ir mineralinio aliejaus mišinyje. Ką pasirinkti priklauso arba nuo gamintojo rekomendacijų, arba nuo asmeninių pageidavimų. Šlifavimo popieriaus lapą su 500 grūdėtumo. Padėkite ant storesnio stiklo plokštės su idealiu paviršiumi. Galite jį pritvirtinti lipnia juosta arba kokiu nors spaustuvu. Pirmiausia, reikia nušlifuoti įrankio priekį iki tokios kokybės, kokią naudosime nugarėlei šlifuoti. Priešingu atveju, ašmenys rodys grubaus šlifavimo požymius, net jei nugarėlė bus nušlifuota iki aukšto blizgesio. Priekis visada traukiamas plokščiai. Niekada nepakreipkite įrankio. Kai priekis nušlifuotas, tęsiame nugarėlės, tiksliau briaunos šlifavimą. Įrankį pritvirtintą laikiklyje padėkite ant švitrinio popieriaus ir atsargiai judinkite pirmyn ir atgal. Nepersistengkite su spaudimu, kad neperplėštumėte švitrinio popieriaus. Visą procesą pakartokite su švitriniu popieriumi, kurio grūdėtumas yra 1000, o vėliau 2000. Po nugarėlės šlifavimo įrankį kartu su laikikliu apverskite ir pašalinkite atplaišas nuo priekio pusės. Šiuo metu su įrankiu jau galima gana patogiai dirbti. Tačiau tie, kurie nori dar tobulesnio ašmenų, gali tęsti šlifavimą su popieriais, turinčiais didesnį grūdėtumą. Kuo ašmenys lygesni, tuo lėčiau jie atšimpa, nes turi mažiau mikroatplaišų. Grubesni ašmenys, įsiskverbdami į apdirbamą medžiagą, plyšta ir dėl to greičiau atšimpa. Naudokite didesnio grūdėtumo šlifavimo medžiagą. Tiesiogiai, jei tik atnaujinate ašmenis, tada reikia nustatyti tą patį kampą, koks jau yra ant įrankio, kad būtų pašalinta, kuo mažiau medžiagos. Pazetė kaltams ir kai kuriems obliavimo peiliams leidžia greitesnį nušlifavimą, nes šlifuojamas mažesnis plotas, nei jei šlifuotume visą nugarėlę. Matote, kad kiekvienas gali turėti tobulai aštrius įrankius, o su aštriu įrankiu dirbti yra malonumas. Nuorodas į visus produktus rasite aprašyme po vaizdo įrašu.
Jei jums patiko, prašome paspausti like. O jei nenorite praleisti kito Unimas dirbtuvės vaizdo įrašo, tai pats spustelėkite prenumeruoti arba dar ir varpelį, kad gautumėte pranešimą iškart, kai įkelsime naują vaizdo įrašą. Linkime jums gražios dienos, tai greitai pasimatysime Unimas dirbtuvėje.